Labas rytas. Lygtais 14 dienos rytas. Kraunam baterijas, nes pakankamai viskas žemai. Nepavyksta pasikrauti, būtų labai gerai powerbankus iki 100% kažkur tais pasikrauti. Tada galėtumėm iš saulės baterijos kiek įmanoma krautis, nes dabar saulėtom dienom irgi nelabai spėju pasikrauti nieko. Bet pradėsim pusryčius gaminti. Darysiu kiaušinių ir avižinės košės. O jūra tokios ramios dar nemačiau. Iš tikrųjų tokio ramaus vandens per šitas 2 savaitės tikriausiai net nemačiau. Tai bus tikriausiai didelis malonumas ir kluoti. Lyg pranašauja šeštadienį, sekmadienį nemažą audrą, visi čia kalba. Bet aš pasižiūrėjau vėjus, tai viskas apsisuka ir prasideda pietinis, pietvakarių vėjas, kas man yra neblogai. Tai netgi tuo audringu oru galimai man eitų visai gerai plaukti. Bet šitą dar pasižiūrėsim, kaip viskas vietoj tą dieną. Ir aišku, tos prognozijos gali keistis. Bet jeigu didžiulė audra užeitų, būtų gerai pasiekti Liepoją. Tenais visi giria, kad yra labai geras kempingas, arba padorus gal kempingas. Tai tenais apsistojus būtų visai neblogai pralaukti tą audrą, nes turėčiau ir pasikrauti, ir turėčiau tualetus, dušus, viską. Ir taip pat miestelį galėčiau aplankyti. Jau dabar tikriausiai teks praleisti nemažai laiko paplūdimiuose. Tai tokį maistą valgant tiesiog užsidedu pipirų, kad apsimesčiau, kad nesuprantu, ar čia smėlis ar pipirai tarp dantų girgžda. Avižos dan. Šiaip, ačiū Meet You, kad tokio riešutų kremo įdėjo ir nemažai tikrai visokių sneksų. Tai aš gal jiems tiek daug nedėkoju, kiek turėčiau. Tai tokia reklama. Kiek temperatūros? 36,4. Wow. Nesijaučia tiek, aišku, čia tikriausiai tas termometras kažkur ant saulės yra. Aš taip spėčiau, bet ir matos vėjelių beveik nėra irgi. Reik šokt ant jūros. Dabar nuėjau tik tai šiukšlės išsimest. Viską jau susipakavęs realiai. Pradedam. Gero poilsio. Ačiū. Medūzų yra. Nežinau, kaip lietuviškai šitos vadinasi, bet žinau, Airijoje vadina mėnulio medūzom. Nežinau, galbūt rankoje matysis. Čia jau tik jinai mirus. Turi tokius dažniausiai 4 arba kažkiek rutuliukų tokių rožinių. Ir, tokios fainos. Tai jų čia nemažai yra, jos negelia. Jos gelia, bet žmogui jos net nesijaučia. Tai realiai net nežinau, kad iki Lietuvos gali tokios atnešti ir kad jos čia būna. Galvojau tik tais galbūt tik Atlante. Bet iš tikrųjų nemažai visai. Dabar tokia ramumo plaukt.
palyginus su praeitom dienom. Wow. Dar pirmai variau arti paplūdimio, bet ant tiek karšta. Paskutinį kartą prieš išplaukiant dar jau šiukšles išmest. Tai matyt, plus 3-6 rodė ant saulės. Tai neįmanoma prie kranto plaukt. Dar mašalai tokie dideli irgi atakuoja čia biškį. Šiek tiek to yra oro judančio, bet pasižiūrėjus į vėliavėlę galima suprast, kad jokio judesio nėra. Nu, bet vis tiek, čia šiek tiek gaiviau dar įmanoma būt. Jau ant tiek norisi verstis čia į tą vandenį. Bet nežinau, ar šis krepšys atlaikytų tiek ir nesinori nardint saulės kolektoriaus, kuris jau yra perkaitęs ir man atrodo net nekrauna nieko. Tai jo, tokios tokelis. Reikėtų pasigauti internetą, užsipildyti žvejų bilietą kažkokiu būdu arba išsiaiškinti, ar jo reikia jūrai žvejoti čia. Tada būtų galima pradėti kažką gaudyti. O šiaip mačiau nemažai tokio mailiaus, medūzų. Tai turėtų būti ir didesnės žuvies kažkur tais. Bet jau pirmą reikia tuos dalykus susitvarkyti, kad po to nebūtų problemų jokių. Tokios arklinės kapoja. Baisiai. Nežinau, kas kokią maldą, kokiems dievams ar dievui sukalbėjo, bet Baltija kaip stiklas šiandien. Na dabar problemytis. Šitas krepšys nebeatsidaro. Iš tikrųjų, tai bandžiau traukti, kad šitas pritraukėjas į kitą pusę išsivipė ir atsidarė. Tai dabar gerai, kad dar turiu replytes, bet oi, nejuda. Visiškai, tai nežinau, ar čia korozija tiek įsimetus, ar kas. Bet būtų gerai tą krepšį eit, nes ten visi užkandžiai yra. Nu, dar bandžiau patvarkyti, bet gavosi taip. Bet realiai su šitu vienu įmanoma. Su replytėm iš viso lengvai tarinėjas. Nu, tai turės tai būti, arba reiks rasti naują užtrauktuką, nusipirkti kažkur tokį pat. Turėtų būti max gerai saulės baterija. Tokia tipo kieta, daug atlaikyti. Ir ką, tiesiog varo erorus. Nei ką krautų, nei ką. Tiesiog užlūžo. Ir užlūžo tą akimirką, kur labiausiai reikia, nes telefonai abu išsikrovė, powerbankai irgi tušti. Tai dabar vienintelis dalykas, ką žinau, tai kad Jūrmaloj yra kempingas, kur galima pasikrauti normaliai viską. Bet iki to nežinia. Dar šiandien 16 jau padariau. Iki tenais, kiek žiūrėjau, prieš tai buvo 40 km. Tai nežinau, ar aš noriu šiandien iki pat tenais lėkti. Bet būtų gerai pasikrauti viską. Nes ir kameros išsikraus tuoj. Šitos 50% buvo ryte ir dar turiu dar vieną kamerą. Ten biški daugiau baterijos. Ką dabar palikau ant saulės. Iš paskutinių procentų telefono pagūglinau, ką čia gali reikšti, ir rašo, kad kažkokia sistemos klaida ar kažkas. Tai būna kartais nuo perkaitimo, bet jinai jau atvėsusios yra. Tai aš uždėjęs šitą ant baterijos palaikiau šiek tiek, tai atrodo, kad tos lemputės ryškiau dabar šviečia. Ir kažkokį kitokį kodą dabar mėtojau. Nes pirmai bliksėjo vienokiu, dabar kitokiu bliksi. Tai nesu įsitikinęs, ką reiškia, bet rašė, kad palikt saulėje, kol pilnai pasikraus, arba ten palaikyti 10 sekundžių, kad resetą padaryti, bet tas resetas neveikia. Tai bandysiu palikti šiek tiek ant saulės,
kol dabar pietus valgau, o po to dėsiu į vidų tiesiog baidarės ir plauksim tolyn ir žiūrėsim, gal pasikrausiu, tai pasikrausiu, jeigu ne, tai varysim be technologijų ir kažkur vis tiek kažkokį kempingiuką rasiu, ten pasikrausiu visą elektroniką, tai galimai rytojaus nebus pafilmuota. Svarbiausia, kad GPS dar atlaikytų kažkiek, nes po to sakysit, kad dar viens per Australiją eina. Nu, priekį jau nesimato, kur dangus, o kur jūra. Kažkoks lytais rūkas gal krenta, arba taip nurimo vėjas tenais, kad atspindi tiesiog dangų. Nežinau, galbūt matosi, galbūt ne. Galbūt dar geriau matos per kamerą, nes ne taip kaip akis gerai atiduoda vaizdą, bet taip surrealu daros šiek tiek. O šiaip skaidrumas vandens tai įspūdingas. O, matosi viskas. Gerai, laikrodukas rodo 7 valandas, 28 kilometrus. Manau, čia ir stosiu, nelabai yra tikslo kažkur toliau varyti. Bandysiu ištraukti tą bateriją, tegul sėdant saulės, dar 6 valanda. Saulė dar pakankamai aukštai, tai galbūt kažką pakrausiu. Vau. Vaizdelis nerealus. Tai pavyko visai neblogai sujudėti. Tai taip, pakrantę praplaukiau. Visai spangi diena, žiauriai gražus vanduo buvo visą laiką. Ir jau esu realiai prie pat Liepojos. Tai rytoj pasieksiu ir bandysiu į tą kempingiuką nuvaryti. Ačiū, kad žiūrėjot, o kas nori stebėti kelionę gyvai, tai gali daryti Facebook'e ir Stravoj, ten kiekvieną vakarą atnaujinu